Bushido ir KOK turnyras Vilniuje. Kovo 16 dieną Avia Solutions Group arenoje. Sergej Maslobojev, Raimundas Krilavičius, Ignas Barysas, Sergej Greičicho, Nauris Lukošiūnas, Edvinas Šalkovskis ir daugelis kitų vieno vakaro metu. Gerbimi žiūrovai, sveiki sugrįžę po reklamos. Čia kovinio sporto laida Bushido ringas. Raimundas Avlasevičius atvyko pas mus į studiją. Sveikas, Raimundai. Sveikas. Kaip tu praeiti metai? Kaip vertini juos? Neblogai, šiaip neblogi metai, tai buvo visokių nemažų iššūkių sporte, tai vertinu neblogai. Raimundai, vienas iš tokių rimtesnių iššūkių praeitais metais Grand Prix. Ar ne? Truputėlį sugrįžkime į tą turnyrą, kaip ten viskas vyko, sekėsi tau tikrai labai neblogai iki to lemtingojo finalo, ar ne? Iki pusfinalį, ketvirtfinalį viskas pavyko gerai, pagal planą, pusfinalį irgi pavyko viskas gerai, tik tai nutiko kaip nutiko, buvo trauma, tai negalėjom tęsti kovos toliau finalę, tai tas labai nedžiugino ir iš tikrųjų labai liūdėjau, kad negalėjau išeiti ir išbandyti savęs trečiojo kovoje, bet... Bet 3 kovos per vieną vakarą, kokio pasiruošimo tam reikia? Na visgi, dažnai sako sportininkai ir treneriai, klube tu galėti dirbti per treniruotę 12 raundų, jokių problemų. Išeini vieną kovą, 3 raundai po 3 minutės ir sako, atrodo, kad nesavas, ar ne? O čia 3 kovos arenoje per vieną vakarą. Kaip pasiruošti fiziškai, psichologiškai tokiam dalykui? Nežinau, pas mus Sparta Fight Gym klube vyksta pastoji labai stiprus pasiruošimas. Viena treniruotė Grand Prix. Taip, pas mus tikrai labai stiprus kovotojai ir su jais yra, kiekvienoje treniruotė yra iššūkis būti. Tai kažkokio išskirtinio mes pasiruošimo nedarėm, buvo pasiruošimas kaip pasiruošimas, tik tai buvo tik tiek, kad nenumatysi kiekvienos kovos, tai ta prasme ruoši planą pirmai kovai, laimėjus kovai, nežinai, kas išeis antroji kovai prieš tave, tai negali iškart nusistatyti. Taip, tik tai pamačius, kas to sekantis varžovas, tu turi greit iš karto, treneris pasako, ką daryti, kaip kovoti ir tiesiog kovo toliau, o dėl fizinio pasiruošimo jaučiausi gerai. Turbūt jeigu kažkas matė, tai antroji kovoje tempas buvo labai aukštas, jaučiausi gerai, tik tai gaila buvo, kad ta trauma sustabdė mane ir negalėjau tęsti ten toliau. Bet kovojant Grand Prix, ar ne, ypatingai Grand Prix 8-tuke, kuomet nusimato 3 kovos per vieną vakarą, jeigu viskas sekasi gerai, reikia ko gero labiau ir saugotis, ar ne, nes tu nežinai, kada tu gali gauti traumą, tu turi paskui tarp kovų laiko pasilsėti, kada tų traumų skausmas labiau išryškėja, ar ne, nes per kovą turbūt adrenalinas ir tu net nejauti, ar tu galai ten traumą, negalai traumą, koja skauda, neskauda. Viskas turbūt išaiškėja per tą pertrauką, kuomet ilsėsi. Bet ta pertrauka dažniausiai būna labai trumpa, tu tik tai išlipi iš tikrųjų iš ringo ir viena ar 2 kovos, tai ten yra iš tikrųjų turbūt 30 minučių, aš asmeniškai prieš antrą kovą net nespėjau atšalt. Aš iš karto vėl judėjau, kad būčiau apšilęs ir sekančią vėl kovą jau, tai turbūt net nebuvo tokio dalyko kaip atsigaut, sustot, pagalvot, kad kažkur kažkas skauda, yra fokusas vienas, kad eini toliau pergalės. Tai... Bet per tą pertrauką, reiškia, tu toliau atsispaudimus darai ir judi, ar ilsiesi, ar atsigeri ir žiūri filmą kokį, bet kaip susikaupti kitai kovai? Sekantį kovą, kadangi būna labai greit, ten nieko labai neprisilsėsi, tai vyksta dažniausiai, ką aš dariau asmeniškai, tai toliau judėjau ant kojų, kovos šešėlių dariau lėtesnių tempų, bet stengiuosi tiek būti visada apšilęs, kad tuo labiau tu nežinai, kaip klostysis sekančios kovos, gali sekančios kovos abidvi baigtis nokautais ir tu gali už 10 minučių vėl eit kovoti, tai turi būti visada pasiruošęs, tai reiškia, kad visada būni tokiam apšilimo periode, visoje apšilinėjai, pastoji, kad būtum šiltas. Grand Prix laimėjo Vokietijos kovotojas Giachi, tikrai toksai gal iš pradžių neatrodė, kad labai pavojingas, bet paskui jis atsiskleidė per tas visas kovas. Ar norėtum kažkada su juo susitikti kovoje? Niekada neatmetu galimybės susitikti su gerais kovotojais, tai kodėlgi ne? Vienas iš tokių gerų kovotojų, šiek tiek nuskriaudęs tavo bendraklubį, Henriką Vikšraitį, Manuel Rifa atvyksta į Vilnių ir šį kartą jis bus tavo oponentas. Kaip vertini jį, koks tai yra kovotojas, ką galbūt Henrikas pasako, iš Henriko kovos matėjai, į ką reikia atkreipti dėmesį labiau? Tai mes turim planą, stengiamės dirbti ties to planu, yra, kaip sakant, kiekvienas kovotojas daro klaidas, tai mes stengiamės išnaudoti tas jo klaidas, išnaudoti mano stiprias pusės ir ruošiamės, žinau, kad stiprus varžovas, niekada nenuvertinu nei vieno savo varžovo, nesvarbu
ar jisai debiutuoja galbūt ringė, ar jisai jau turi daug patirties, kiekvienas varžovas yra pavojingas, stengiuosi niekada nenuvertinti jo, žinau, kad ir jisai bus pavojingas, žinau, kad jisai aukštas, žinau, kad fiziškai stiprus, labai nepatogus. Nepatogus, va tą patį norėjau pasakyti, šokinėja, tas kojas, kelius mėto, ar ne? Bet neįveikimų nėra, tai viską stengiuosi treniruotėse padaryti, kas iš manęs priklauso, viską stengiuosi maksimaliai atsiduoti ir padaryti viską maksimaliai ir faktas, kad stengiuosi nugalėti. Prieš kovas, prieš tą jau tokį intensyvų pasiruošimą reikia susižiūrėti ir tą poilsį, ir mitybą, ar ne? Tai kokias spurgas valgai prieš varžybas, kad sumotyvuotų ir energijos įkrautų? Nu tai va, šį kartą labai negailestingai jau metu svorį nuo praeitos savaitės, tai reiškia, yra to nemažai laiko dar numest svorio, bet susidėlioju mitybą tam, kad liktų kuo mažiau svorio paskutiniam savaitėm. Norėčiau pasidaryti svorį jau iki varžybų kuris laikas, kad galėčiau būti svorį ir ramiai atsistatyti, tai kol kas su spurgom palauksim. Bet mes, klausyk, su tavimi esame kalbėję, kad, kaip ir sakai, na, aš toks netipinis kovotas, pas mane ten six-packo nėra ir panašiai, bet tai yra klaidinantis manevras, ar ne? Tai tu išeini, tu visą laiką šypsaisi, ar ne? Tai tą varžovą ir suklaidini, ar ne? Nes kiti ateina pikti, suplėšysiu, užmušiu ir panašiai. Tu ateini linksmas, padovanoji spurgą dar, reiškia, kad... Nu, man varžybos yra kaip šventė, aš ateinu jas kaip į šventę, tai aš į šventę neteinu piktas, aš į šventę ateinu laimingas, tai aš vis laik ir ateinu kaip į šventę, mūsų šypsena vis laik veidė, aš esu linksmas, man yra gera nuotaika. Tai ką, žinau, puikus laikas, kolegos irgi kartu kovoja, tai smagu su visais pasimatyti, net ir su kolegom iš kitų miestų, smagu pasimatyti, visada pasveikinti. Toks kaip klasės susitikimas. Taip, tai smagu visada pasimatyti, tai vis tik man būna gera nuotaika, nu, bet varžybų dieną aš kad ir būnu su šypsena, bet sportinio pykčio pas mane netrūksta. Netrūksta, ar ne? Na kągi, gerbiami žiūrovai, noriu pasakyti, kad Raimondo Vlasevičiaus laukia, na, iš tikrųjų nedovanėlė varžovas, bet, kaip ir minėjo, Raimondas su trenerių komanda ruošiasi kiekvienam iššūkiui, ruošiasi išnaudoti savo priešininko klaidas ir labai tikimės, kad jo ranka po kovos kils į viršų. Ačiū Raimondui, kad apsilankei mūsų laidoje. Pasimatysime būtinai kovo 16 dieną Avia Solutions Group arenoje. Na, o gerbiami žiūrovai, dar kartelį norime priminti, kad kovo 16 dieną Avia Solutions Group arenoje didysis Bushido ir KOK turnyras. Bilietai LT platformoje galite įsigyti geriausiose vietose išankstinius bilietus, o visą informaciją rasite socialiniuose tinkluose ir interneto svetainėse kokfights.com ir bushido.lt. Ačiū Raimondai, linkiu kuo geresnio paskutinio pasiruošimo ir pasimatysime kovo 16 dieną. Bushido ir KOK turnyras Vilniuje kovo 16 dieną Avia Solutions Group arenoje. Sergej Maslobojev, Raimundas Krilavičius, Ignas Barysas, Sergej Greičicho, Nauris Lukošiūnas, Edvinas Šalkovskis ir daugelis kitų vieno vakaro metu. Įspūdingos kovos, tikros emocijos, įtampa ir adrenalinas. Kovos menų televizijos kanale Prime Fight HD.